Labas vakaras, esu Loreta Kačanauskienė ir šiandieną tęsiu knygos skaitymą. Tai man tu šlifuotojas ir tęsiu toliau, ką skaitė prieš tai Erika. Tai verslo problema numeris 19. Jums sunku kontroliuoti blogą nuotaiką. Jūs erzina darbuotojai, tiekėjai, klientai, blogas ar geras oras, telefonas ar šiaip viskas aplinkui. Sprendimas. Tokio tipo pyktis yra įdomi problemų, galimybių ir įspaudų pasaulyje. Tai vėlgi yra rezultatas to, kad kartais norime, jog kiti turėtų problemų arba bent jau nesijaučiame nelaimingi, kai kiti turi problemų. Beje, tai labai dažnas reiškinys susijęs su žmonėmis, kurių nemėgstame, ir tai yra vienas nemaloniausių žmogaus proto bruožų. Kodėl turėtumėme kam nors linkėti blogo? Net ir tiems, kurie linki blogo mums. Problemos mūsų gyvenime, versle ir šeimoje yra bendras mūsų visų priešas. Tai tarsi AIDS ar vėžys, niekam nieko gero neduodanti kančia, mūsų pasaulio liga. Jei iš tiesų norime, kad mums sektųsi visais aspektais, turime stengtis išgyvendinti nelaimingumą bet kokią formą ir bet kokioje sąmonėje, net ir tų žmonių, kurie su mumis konkuruoja dėl paaukštinimo ar rinkos dalies. Verslo problema numeris 20. Rinkos ir verslo atmosfera yra chaotiška. Atrodo, kad į tai gerėja, tai blogėja, be jokios prasmės ar priežasties. Sprendimas. Toks chaosas kyla dėl chaotiškų ketinimų, nesėkmės linkėjimo kitiems. Netvarka pasaulinių, rinkos verslo, savo ar konkurentų ir asmeninių lygių yra tik dar viena nelaimingumo forma visiems, atsidūrusiems jos sūkuryje, o mes turime siekti, kad niekam nelinkėtumėme blogo. Jūsų sąmonėje įsitvirtinęs geranoriškumo įspaudas. Kai gero linkite visiems aplinkiniams, net ir tiems, su kuriais konkuruojate, sukuriate subtilę rinką, nuolat augančią ekonomiką, kuri kiekvienam jo žaidėjui suteikia daugiau paramos, negu jis ar ji galėtų tikėtis. Toks požiūris į ekonomiką turi labai svarbias pasekmes. Netiesa, kad ištekliai riboti ir kad tik tam tikras skaičius žmonių gali būti turtingi vienu metu. Pagalvokite apie naują turtą, sukurtą išradus asmeninį kompiuterį. Pagalvokite apie turtą, sukurtą išradus telefoną. Pagalvokite, kokias turto augimo galimybės sukuria asmeninių ar įmonių kompiuterių tinklai. Ar tai būtų internetas, ar kažkas panašaus, kas mūsų laukia ateityje. Remiantis potencialų ir įspaudų požiūriu, šis naujas turtas yra visų su juo susijusių žmonių sąmonėje, atsiradusi naujų įspaudų rezultatas. Patekę į jų sąmonę, šie įspaudai kūrė naujas turto augimo idėjas plačioms žmonių grupėms. Riboti ištekliai, kai gyventojų skaičius auga, tai reiškinys, turintis savo priežasties jėgų įspaudai būtų kitokie. Visai kitaip vystytųsi ir ištekliai. Jų gausėtų tokiu pat greičiu ar net šiek tiek greičiau negu žmonių skaičius.
Turime būti pakankamai įžvalgus ir turėti puikią vaizduotę, kad kurtume neišsenkančią naują gerovę, o ne tik apribotume save ir savo ateitį su tuo, kas egzistavo iki šiol. Verslo problema numeris 21. Didelė jūsų verslo problema yra korupcija. Valdžios veiksmuose, kompanijų tarpusavio santykiuose ir atskirų darbuotojų elgesyje. Sprendimas. Sprendimas yra labai malonus. Sąmoningai džiaukitės visų aplinkinių sėkme, tiek mažais, tiek dideliais laimėjimais, tiek savo, tiek konkurentų pasiekimais. Žavėkitės gerai atliktų darbų, nesvarbu, kas jį atlieka, ir nepasiduokite žemosioms pavydo emocijoms, matydami kitus laimingus. Gyvenimas labai trumpas. Jūs ir jūsų konkurentai mirsite ir būsite pamiršti anksčiau, nei spėsite mirktelėti akimi. O laiko tarpas, kai galite džiaugtis laimė, yra trumpas ir retas. Kai kas nors jūsų įmonėje gerai atlieka darbą arba gauna pripažinimą už svarbų indėlį, sustabdykime jį koridoriuje ir pasinaudokime galimybę padidinti savo paties laimę, pasidžiaugdami kartu su juo. Nepraleiskite vienos iš tų gerų gyvenimo akimirkų, kurios pasitaiko pernelyg retai ir bet kuriuo atveju baigėsi pernelyg greitai. Kai konkurentas pateikia puikią naują idėją, užkalbinkite jį parodoje ar labdaros vakarėlyje ir išreikškite nuoširdų susižavėjimą jo pasiekimais. Pasidžiaukite kartu su juo. Tokio poelgio pasėtas įspaudas vieną dieną užaugs ir sugrįš į jūsų sąmonę, kaip ir nauja puiki rinkos idėja. Ir tai daug smagiau, nei sėdėti namuose ir graužtis, kad kitiems sekasi. Verslo problema numeris 22. Bėgant metams, pastebėsite, kad vis atsiranda nedidelių sveikatos sutrikimų. Sveikatos būklė po truputį blogėja. Sprendimas yra labai konkretus ir pakankamai veiksmingas šios problemos sprendimas. Pereikite per įmonę su nauju žvilgsniu, pasivaikščiokite koridoriais, užsukdami į kiekvieną skyrių. Pabandykite nustatyti bet kokias sąlygas ir aplinkybės, galinčias turėti neigiamos įtakos darbuotojų sveikatai. Ar patalpos gerai apšviestos, ar stalai ir kėdės įrengti kruopščiai atsižvelgiant į patogumą ir sveikatą, ar sąžiningai laikotės visų priešgaisrinės ir darbo saugos rekomendacijų, ar tik kabinate tokius ženklus, kokių griežtai reikalauja inspekcijos. Ar skiriate laiko užtikrinti, kad jūsų vadovai ir darbuotojai būtų apsaugoti nuo pervargimo? Ne tik nuo to darbo krūvio, kurį jiems užkraunate jūs, bet ir nuo to, kurį jie užsikrauna patys. Šitaip rūpinantis kitais sąmoningame prote įskiepyti įspaudai sužydės geresnė asmeninė sveikata. Vėlgi, tai neįvyks per vieną dieną. Prisiminkite palyginimą su mokymusi groti pianinu ar žaisti golfą. Jūsų rūpestis aplinkinių žmonių gerovė įmonėje turi tapti natūralia jūsų gyvenimo dalimi. Ji turi reikštis jumyse taip pat automatiškai, kaip gerai išmokstama pianinu grojama daina. Kad kai rankos pačios slysta klavišais be jokių pastangų, tik tokiomis sąlygomis tai paveiks jūsų sveikatą.
Verslo problema numeris 23. Rinkos strategijos, kurios anksčiau jums padėdavo, nebeveikia. Sprendimas. Jei bent kiek laiko užsiimate verslu, žinote, kaip tai vyksta. Į savo pramonės šaką įsiveržėte su nauja idėja arba nauju produktu. Pinigai plaukia. Vienintelė didelė problema – kaip įvykdyti visus užsakymus, kaip išmokyti naujus darbuotojus, nes įmonė nuolat sparčiai auga. Esate pasaulio viršūnėje, nieko negalite padaryti neteisingai ir stebitės, kodėl visos su jumis konkuruojančios įmonės jums neprilygsta. Praeina metai ar 2 ir vieną dieną jūsų svarbiausias klientas parodo jums savo įmonės užsakymų paskirstymą pagal tiekėjus. Paaiškėja, kad jų sąraše jau ne 1, o 2. Jums netgi nieko nesako pirmosios įmonės pavadinimas. Siunčiate žmones į parduotuvės, kad jie nupirktų tos įmonės produktų, kad ir kokie jie būtų, ir bandote išsiaiškinti, kaip jūsų konkurentas juos sukūrė. Manote, kad galite kažką padaryti neblogiau už juos ir sušaukiate visus atsakingus darbuotojus, primindami, ką patyrė Kukė, kai į rinką įsileido Pepsi. Tuomet siunčiame kiekvieną vadovą padaryti tai, ką jis ir moka geriausiai. Šie žino, ko reikia, žino, ką daryti, jie eina daryti to, ką visada darė. Ir jūs visi tikite, kad viskas veiks taip pat, kaip visada. Bėga dienos ir savaitės ir pirmą kartą pasijuntate, lyg eitumėte ilgu, purvinu kaimo keliu. Iš pradžių vienam patikimam sėkmės šaltiniui nepavyksta pakartoti sėkmės, kaip visada pavykdavo praeityje, o paskui ir kitam. Tam tikrų momentų įmonė ištinka pirmoji, tikra moralinė krizė, akimirka, kai žmonės suvokia, kad viskas pasikeitė ir kad kažkodėl senoji magija nebeveikia taip lengvai, kaip anksčiau. Ir pradedate kaltinti visus ir viską. Rinka tapo konkurencingesnė. Nebėra lengvų sprendimų, padedančių pasiekti proveržį tam tikroje produktų kategorijoje. Visai ne taip, kaip buvo jums, tik įėjus į šią rinką. Šalia nebėra keletos svarbių žmonių, kurie iš tikrųjų mokėjo užtikrinti, kad viskas veiktų, arba gamintojas iš tokios ir tokios užsienio šalies pradėjo dempinguoti. Jūs žinote pasiteisinimus, esate tai išgyvenę 1000 kartų. Čia labai svarbu suprasti vieną aspektą. Jūs nenustatėte, kodėl jūsų senosios strategijos nebeveikia, o tik konstatavote, kaip jos nebeveikia. Tikrasis klausimas yra ne tai, kokie veiksmai kelia grėsmę jūsų tradiciniam požiūriui, bet kodėl šie veiksniai šiuo konkrečiu metu kelia grėsmę jūsų verslui. Ir tai vėlgi yra įspaudo jūsų galvoje rezultatas. Kažkas, kas ten buvo pastėta praeityje ir tik dabar iškyla į jūsų sąmonę. Įsidėmėkite, verslo strategijų veiksmingumas keičiasi ne savaime. Kartais strategija veikia metų metus, kartais mėnesius, o kartais visai neveikia. Kartais protinga keisti strategijas, kartais palikti jas ramybėje. Keičiasi ne išorinės sąlygos, keičiasi jūsų pačių suvokimas. Jūsų pasaulyje, jūsų strategijos ir toliau ateis ir išeis iš mados tol, kol nepastebėsite, kas keičiasi iš tikrųjų, jūsų
pačių suvokimas. Bet kokiu atveju įspaudas, dėl kurio keičiasi jūsų suvokimas, tai yra įspaudas, iš tikrųjų paaiškinantis, kodėl jūsų tradiciniam strategijom iškilo grėsmė, yra ne kas kita, kaip tam tikra apgaulės forma. Tam tikras nesąžiningumas, kaip jūs uždirbate pinigus. Vėlgi, mes nesakome, kad pardavinėjate neveikiančius gesintuvus, žinodami, kad jie niekada neveiks, ar bandote panašiai sukčiauti. Įspaudai, sukeliantis mums bėdų, yra maži, nereikšmingi, tačiau mes nuolat palaikome juos visą dieną. Jūs tik šiek tiek išpučiate produkto gerąsias savybės potencialiam klientui, siekdami gauti pirmąjį užsakymą. Jūs šiek tiek pameluojate esamam klientui apie tai, kodėl jo užsakymas vėluoja. Šiek tiek pakoreguojate įmonės balansą bankui, finansavusiam jūsų paskutinį projektą. Venkite tokių savo profesionaliosios etikos korekcijų. Venkite net ir mažiausių nusižengimų savo sąžiningumui ir pamatysite, kad jūsų tradiciniai verslo metodai veiks kuo puikiausiai. Šiuo sprendimu šio vakaro skaitinį ir baigiu. Rytoj tęsiu 6 valandą vakare. Pradėsime verslo problemą numeris 24. Ieškosime sprendimo ir ačiū, kas klausė ir iki rytojaus.